kokios mintis šias rungtynes? Gerai, kad laimėjom, bet sunkiai žaidėm. Sunkokai ir aš pats sunkiai jaučiausi, bet po to įsivažiavom truputėlį. Gynyba buvo gera, tik tai, kad pabaigoje tam ketvirtam kėliny galbūt atsipalaidavom, praradom tų kamuolių. Bet visos tokios varžybos nebuvo tokios lengvos, tokios klampios, sunkios. Bet tai būna, kai agresyviai giniesi, puolime kažkur krenta kokybė. Ir gerai, kad laimėjom, yra potencialo, kur gerintų žaidimą. Rytoj bus visai kitokios varžybos, bus žymiai agresyvesnis. Ir tiek. Robertas sakė, kad tų 3 dienų po finalo lyg ir buvo mažokai atsigauta, prasme. Žinoma. Ar tai jautės šiandien? Ne, žinot, visą laiką po finalų žaidžiant kažkokias varžybas, tai visą laiką būna sunkiau. Ir ypač žaidžiant ketvirtfinalius, VTB, kažkaip tokia sistema nelabai keista tokia. Po finalo vėl ketvirtfinaliai, vėl kažkaip. Bet ką darysi, čia tai yra kaip yra ir viskas, nepakeisi. Gal kažkiek ir keista, kad, ta prasme, 2 ketvirtfinalių rungtynės eina iš eilės sekančią dieną. Aš manau, galbūt šiaip mūsų atžvilgiu galbūt yra per daug, galbūt būtų geriau 3 varžybų iki 2 pergalių, arba ten finalinis ketvirtas, sunku pasakyti, bet yra kaip yra. Šiandien debiutavo 2 jauni žaidėjai Žalgirio komandai. Kokį įspūdį šiaip paliko jie per treniruotes? Vyrukai senokai jau dirba su mumis ir Tomas įėjo, viskas gerai. Marius gerai įėjo, šaunoliai nepagadino, viskas tvarkoja. Ar davėt gal kažkokių patarimų, kaip vyresni žaidėjai? Tai kokie tam patarimai? Treniruotės metu, ką nors galvoja? Ne, tai treniruotės metu, tai visi padeda. Jaunimas turi žaisti, seniai turi padėti.